Egidijau, Camaro tai yra slaptažodis, raktažodis, žodžiu, ir netgi svajonių automobilis daugelio. Kodėl Camaro pirmiausia ypatingas? Nes atrodo tai fantastiškai, netgi Memel Motor Show irgi Camaro žalias tai yra gražiausias automobilis. O Dragė, kaip Camaro sekas ir kodėl jis ypatingas? Kodėl jis ypatingas? Todėl, kad jis seniausias šitam sporte šiuo metu, ne? Tai yra 72 metų automobilis, tai yra senelis. Ten gale stovi Camaro naujas, tai aš kaip sakau, atvažiuok tave nubaus senelis, anūkė. Tai be abejo, Camaro nebuvo galbūt pirmas mano pasirinkimas, aš svajojau apie projektą Drago automobilių, amerikietišką, kadangi esu amerikietiškų automobilių mylėtojas. Ir jisai pasitaiko man Lietuvoje. Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau. Mes jį nupirkom Lietuvoje ir galvojom lengvų kelių nuvažiuosim į varžybas. Tai kaip praeitą sezoną mes su juo išvažiavom, sulūžo pavarų dėžė, sulūžo variklis ir viskas nesisekė kaip turėjo nesisekti. Tai šiuo metu esam perinkę pilnai variklį. Ir tai yra tik 3 varžybos jam dabar. Tai aš pats mokaus kaip jis su manim, taip aš su juo mokausi važiuoti. Prisijaukinti. Daugiau yra šifras ant numerio automobilio. Ko labai džiaugiuosi, nes užregistravom tik šią savaitę jį. Ir tai yra Nemo, būtent. Tai yra žuviukas Nemo, kuris yra greitas, oranžinis, su juodom juostom ir 72 metų. Va jums ir vardinis, nevardinis. Ligoniai savotiški, ne? Atrodo gražiai, burzgia labai gražiai. O ačiū. Koks dar važiavimas? Per kiek iki 100 ar 400 metrų per kiek važiuoja? Kadangi tai yra tik 3 varžybos, antros ant asfalto paprasto, mes pirmas varžybas išvažiavom su juo į Švediją. Planas yra važiuoti 9,9 sekundės kažkada, tai Švedijoje jisai pasiekė mano visų laikų paties rekordą, tai 11,01 sekundės 400 metrų. Tai 6,92 sekundės 200 metrų. Čia vakar buvo prastai 8,3 sekundės 200 metrų, šiandieną jau 400 metrų jisai suvažiavo per 11,72 sekundės. Tai mes kiekvieną ratą sustojam ir galvojam, ką dabar daryti. Ratus nuleisti, su kompiuteriu šiek tiek, kadangi šiek tiek įputėm jam naujovių, tai pareguliuoti, kad nes jis turi galios pakankamai važiuoti ir 1, ir 2, 3 pavarą, sukdamas ratus ir nesukibdamas. Tai žaidžiam, mokinamės ir... Labai mėgėjiškas klausimas, bet vis tiek padangų pločio skirtumai yra akivaizdus. Koks tas skirtumas maždaug, nes vizualiai matos, kad didelis, koks yra skirtumas tarp padangų, priekinių ir galinių? Čia turbūt 15 cm, ten bus 35, 3 kartai. Bet vairuojasi gerai su plonom? Tam ir yra, kad mažesnis sukibimas priekyje būtų. Vairuojasi ir stabdo ir vairuojasi. Nestumia priekio kažkaip? Ne, atlaiko jisai savo ir padangos realiai, kuo platesnės gale, to geriau, o kol kas platesnių dar neužmovėm, ateity maža. Aurum 1006 km lenktynių sudedamoji dalis yra traukos lenktynės arba Drago lenktynės. Čia yra pomidorai, čia yra džentelmenų startai, daugybė įdomių terminų, daugybė įdomių automobilių. Ir iš tikrųjų prisipažinsiu, jau beveik pats savęs nebegirdžiu pasiklausęs, kaip dirba klasikinis V8. Čia yra fantastika, čia yra verda aistros ir čia važiuoja daugybė įdomių žmonių. Keliaujam per Drago finišo ir starto tiesiąją. Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau. Jo, išėmėt sėdynę. Lengviau bus? Galite už vairo, galite į keleivių sėdynę. Sėskit jūs prie vairo. Nu, pabandom. Pabandom. Čia ūgis 2 metrai, bet telpat lengvai. Be problemų. O sako, kartinguose tai reikia, kad kuo žemesnis būtų. Aš dar ir vairą prisitraukiu. Gerai. Jeigu originaliai būtų čia, taip, tai jau būtų diskomfortas. Jo, magiškas žodis Camaro. Kokioj klasėje važiuojat, kiek arklio atsukta? Važiuoju 12 sekundžių klasiai, atsukau aš 500 arklių.
patinka man kasdienis mano automobilis. Tiek į lenktynės, tiek į sodą, tiek į darbą. Visur jis mane, kaip sakant, veža ir patinka. Pravažiuoja, ne? Sėdynė išėmė dėl svorio, o šiaip visa šeima telpa, kiek čia žmonių? Gale nelabai gal? Telpa dalis šeimos, tai reiškia, šalia gali tilpti žmona, gale vaikas. Už manęs jau dėja nieks neatsisės, nebent ten turkiškai koja susikėlus. O taip tai komfortiškas važiavimas su juo palyginus. Tai tolimas kelionės, o pavyzdžiui, jau šeima sprendžia, kad gal su ją važiuoti, nes ir gražu, ir patogu. Ir murkia gražiai variklis. Ir labai murkia gražiai variklis. Koks čia yra, kiek originaliai jisai turi? Jisai originaliai 420 arklių turi. Atsiprašau, 450 deklaruoja į variklį. O šiaip tai 6,2 litro variklis. Gražus tas V8 garsas. Ir ganėtinai ekonomiškas. O jūsų ūgis 2 metrai ar daugiau? 9,9. Beveik atspėjau. Aišku, o šiaip tiesiog kiek kaina? Nebandau aš tenais tų kiek kaina, tikrai nėra mūsų saugus keliai, tai va tam ir yra lenktynės. Aš ir visada propaguoju saugų, kaip sakant, eismo kelyje, geriau įrodyti kažką tai varžybose, tam tikrose vietose saugiai ir nebandyti kiek eina ten tose keliuose. Eina tiek, kiek leidžia kelio ženklai. Prisipažinsiu, ten truputėlį kartais apsilenkiant gali paviršyti, bet geriau nerizikuoti. Paskutinis ekonominis klausimas, kiek sriaubia benzo ir kiek išlaikymas, jeigu sportuojate? Jeigu sportuojate, kiek per metus išlaikymas? Tai išlaikymas jos pačios nieko nekainuoja, tai tas pas, kas ir gatvėje, kiek tu ten ant stabdžių kaladėlių tepalų išleisi, nes, galima sakyti, negenda, nieko rimto nelenda, tai išleidžiu tik tais ant padangų, o tos tai tikrai eina kai sienkos. Saulėgražus. O ekonomija, tai trasą jau vakar specialiai važiavau, pasižiūrėjau, kad galiu tilpti nuo kažkur tai 8 iki 9 litrų, ramiai važiuojant iki 120. O čia? Šičia jau, kai važiuoja, tai net nežiūri. Tos parodymus jie kyla neproporcingai, nes čia gazas dugnas, atsidaro tą ryklę, kaip sakant, pilnumoj, bet turiu vidurkį didelio kilometražo, kad miesto, drago, kaip sakant, miksas yra su, aišku, trasos 14,2 litro. Tai pakankamai nėra baisų skaičiai. Valdemaras Kraja iš Jonavos, Extreme Drivers klubo atstovas. Kokio klubo? Extreme Drivers klubo atstovas. Šiaip pilna pavardė Krajauskas, bet aš visur afišuoju kaip Valdemaras Kraja, nes ir socialinėse erdvėse toksai mano vardas užrašytas ir taip lengviau ištarti ir prisiminti, nes šita pravardė mano prilipo nuo senų laikų, kai krepšinio treneris pamiršo mano pavardę, bandė ją tarti ir vien žodžiu sutrumpino iki Kraja ir taip liko iki dabar visur. Tai ką šį dedat normaliai? Jau aišku senatvėje, jau primityviai, bet savo laikais tikrai gerai įspūdingai dėliodavau. Tai ten Deividas Gailius kažkur, su juo persimest reikėtų? Buvo tokių minčių, bet mes čia esam, kaip sakant, bičiuliai, kolegos, tai apie krepšinį mažiau šnekam.